Labas rytas. Esu Svajonė Kasikauskienė, klientų aptarnavimo grupės vadovė. Su daugeliu iš jūsų čia esančių esame pažįstami. Džiaugiuosi matydama savo klientus čia esančius kartu šitoje salėje, bei klientais, kurie šiuos metu mus mato ir girdi šiuolaikinių technologijų priemonėmis. Šiandienos mūsų tikslas yra pristatyti jums naujas galimybės, naujas funkcijas programos, kurios jūs pasieks kartu su nauja Euroskaita 2014 versija. Ši versija gimė gal kiek kitaip nei anksčiau išleistos mūsų versijos. Joje nėra naujai kurtų modulių specifinių skirtų siaurai verslo sričiai pritaikomų. Tiesiog girdėdami dažnai jūsų užduodamus besikartojančius klausimus, matydami, kaip atliekate duomenų analizę, kiek laiko reikia, kol surandate tam tikrus netitikimus programoje, kiek laiko skiriate apskaitinio periodo užbaigimui, atskaitomybę ruošdami. Visą tai ir paskatino mus išleisti versiją, kuri padėtų jums greičiau, patogiau, lengviau atlikti kasdienius darbus. Taip pat norėčiau priminti, kad išleidžiama versija yra ir toliau vystoma iki kitos versijos išleidimo. Paskutinį kartą mes su jumis matėmės prieš 1,5 metų. Tai nuo to laiko, ką pristatėme tada, versija jūsų turima irgi buvo vystoma. Ir tai, kas joje buvo papildomai išleista, jūs galite perskaityti mūsų ir pamatyti Euroskaita internetinėme tinklapyje. Tai va, o šiandieną mes pristatysime būtent Euroskaita 2014 galimybės ir tada perduotų žodį Ingai. Labą dieną visiems. Aš esu Inga Narijauskienė ir atstovauju Euroskaita gamybos grupę. Ir man smagu, kad šiandien galiu pristatyti jums naujienas, pačias naujausias mūsų programos galimybės. Ar gerai mane girdit? Taip. Svajonė pristatydama naują programos versiją jau minėjau, kad jos kūrimo tikslas buvo sukurti jums patogesnę darbo vietą, kad jūs galėtumėte greičiau, patogiau įvesti, surasti, analizuoti programos duomenis. Taigi būtent šiam tikslui ir skirtos dauguma mūsų naujienų. Kurdami ir tobulindami savo programą mes turim nuolat atsižvelgti į tai, kad informacinių technologijų pasaulis labai greitai keičiasi. Ir mes besiderindami prie IT pasaulio naujienų taip pat taikom Euroskaitą darbui naudojant naują duomenų bazių serverio versiją. Microsoft SQL Server 2012. Dabar Euroskaita suderinta su šia duomenų bazių serverio versija. Dauguma mūsų programos naujienų kūriamos atsižvelgiant į Euroskaita vartotojų, tai yra jūsų pasiūlymus, pageidavimus, pastabas. Šį kartą net 5 programos naujienos yra skirtos patogesniam duomenų įvedimui ir jų matymui programoje. Aš aptarsiu kiekvieną iš jų. Dirbdami su programa, jūs kasdien pildote lauką data. Data nurodoma kiekvienoje registruojamoje operacijoje, datą jūs nurodot generuodami ataskaitas. Dažnai laukas data užpildomas automatiškai, tai yra programa pasiūlo šios dienos datą. Tačiau tai ne visada tinka ir kartais datą tenka įvesti, tiesiog įrašant datą ranka arba pasirenkant ją kalendoriuje. Jeigu vienu metu tenka įvesti kelis kartus ankstesnių laikotarpių operacijas, datos įvedimas užtrunka, todėl sukurta galimybė automatiškai papildyti datą, tai yra įvesti ją greičiau. Pavyzdys matomas ekrane, tarkim, galima įvesti tik skaičiuką 5 ir paspausti mygtuką Enter. Programa automatiškai papildys datą įrašydama šiuos metus, šį mėnesį ir jūsų įvestą skaičių priims kaip dieną. Tai yra 5 diena, tarkim. Galima įvesti ir didesnę datos dalį, tarkim, mėnesį ir dieną per tašką. 8.3 programa supras tokį įvestą
tokią įvestą reikšmę kaip data šių metų rugpjūčio 3 diena ir panašiai. Tokia galimybė gali padėti jums greičiau įvesti ankstesnių laikotarpių duomenis. Toliau. Labai džiaugiamės galėdami pristatyti jums ilgai lauktą ir daugelio klientų pageidautą naujieną. Galimybę įvesti ilgus prekių kodus ir pavadinimus. Kai kuriais atvejais apskaitoje naudojami itin ilgi prekių pavadinimai, kodai ir brūkšniniai kodai. Pavyzdžiui, dažnai į prekės pavadinimą norima įrašyti įvairius jos parametrus, dydžius, spalvas, gamintojus ir panašiai. Ši galimybė tikrai aktuali įmonėms prekiaujančioms statybinėmis medžiagomis, automobilių detalėmis ir panašiai. Taigi, kokia programos naujiena? Į lauką kodą jūs dabar galite įvesti reikšmę, kurios ilgis iki 50 simbolių, pavadinimas gali būti iki 255 simbolių. Taip pat ir brūkšninis kodas yra ženkliai ilgesnis. Taigi dabar galima įvesti ilgus prekių pavadinimus ir kodus, jų netrumpinant. Peržiūrint prekių ir partnerių korteles, dabar visuose kortelės puslapiuose viršuje jūs matysit vertybės kodą ir pavadinimą. Tai yra pagrindinė kortelės informacija. Taigi dabar patogu, kad atsivertę bet kurį kortelės puslapį, net ir trumpam atitraukę dėmesį, visada žinosite tiksliai, kurio įrašo kortelė yra peržiūrima, nereikės grįžti į pirmą puslapį. Dabar atsiskaitomosioms sąskaitoms skirti laukai. Laukai, kuriuose pasirenkama atsiskaitomoji sąskaita, yra praplėsti. Matosi daugiau reikšmės, ilgesnė eilutė, tiesiog galit žymiai patogiau pasirinkti atsiskaitomąją sąskaitą, matoma visa išsami atsiskaitomosios sąskaitos informacija. Dar viena naujiena susijusi su pagrindiniu programos meniu. Operacinė sistema Windows nustato standartinį programų meniu elgesį. Nenaudojami meniu punktai, po kurio laiko automatiškai tampa nebematomi. Tai jums turbūt pažįstamas tas vaizdas, kaip ekrano kairėje pusėje, jeigu jūs kurį laiką naudojo tik pirkimų ir pardavimų valdymų modulį, vietoj visų kitų modulių, automatiškai likdavo tik rodiklė, kurią paspaudus būdavo išskleidžiamas visas meniu sąrašas. Pastebėjom, kad ne visiems klientams šitas standartinis Windows sistemos elgesys yra patogus, todėl sukūrėm galimybę atsisakyti automatinio meniu punkto slėpimo. Jeigu šią galimybę pasirinksit, visuomet matysit visus meniu punktus ir nevyks jokie automatiniai nenaudojamų meniu punktų paslėpimai. Aptariau pagrindinės programos naujienas skirtas duomenų įvedimui ir jų peržiūrai. Dabar papasakosiu apie naujai sukurtus programos įrankius, kurie leidžia dirbti greičiau, patogiau. Tai bus dar 5 Euroskaitos naujienos. Iš daugelio su Euroskaita dirbančių buhalterių, finansininkų girdėdavom tą patį prašymą. Registruojant arba peržiūrint operacijas, norim matyti iškart operacijos sąskaitos korespondencijoje dalyvaujančias buhalterinės sąskaitas. Iš tiesų, visose ankstesnėse mūsų programos versijose, norint peržiūrėti operacijose dalyvaujančias buhalterinės sąskaitas, tekdavo kiekvienai atskirai operacijai atidarinėti specialų informacijos langą. Akivaizdu, kad jeigu jūs tvarkot įmonės buhalteriją ir finansus, jums kasdien ir nuolat tenka iš operacijų sąrašų kviesti įvairius programos langus, kurie pateikia detalią operacijos informaciją. Kviečiat specialų langą, norėdami peržiūrėti operacijos sąskaitų korespondenciją, operacijų įgaliojantį valiutos kursą, operaciją įvedusią redagavusi asmenį, paskutinio redagavimo laiką ir taip toliau. Taip pat specialius programos langus tekdavo kviesti ir tais atvejais, kai norėdavo perkelti pasirinktą operaciją į bendrą žurnalą arba įvykdyti operacijai kažkokią pasirinktą funkciją, tarkim, verslo centrų tvarkymo funkcijas ir panašiai. Taigi tekdavo nuolat šokinėti per daug programos langų, tai yra ir sudėtinga ir tam, aišku, būdavo sugaištama daugybė jūsų kasdieninio darbo laiko.
Taigi dabar apie tą naujieną, kurią labai džiaugiamės. Kurdami ją siekiam palengvinti jūsų darbą ir galvojam apie tai, kaip pasiekti norimą rezultatą, atliekant kuo mažiau veiksmų ir apie tai, kaip vienu metu ekrane galima būtų matyti kuo daugiau naudingos informacijos. Taigi programoje sukurtas langas, valdymo langas, kuris leis jums ženkliai sumažinti atliekamų veiksmų skaičių. Jūs vienu metu ekrane galėsit matyti daug daugiau aktualios informacijos. Šį langą, jis dabar ekrane jums matomas dešinėje pusėje. Na, čia pavyzdys yra operacijų modulio langas, šiuo atveju išlaidų operacijų, ir šalia jo yra tas naujasis mūsų valdymo langas. Šiame lange, kuris visą laiką lieka aktyvus ir šalia aktyvaus darbo lango, jis visada lieka taip pat matomas. Pasirinkus operaciją aktyviame darbo lange, tame papildomame valdymo lange, jūs matote visą informaciją svarbę apie pasirinktą operaciją. Tai, ką jūs anksčiau matydavot specialiame informacijos lange ir dar skirtinguose puslapiuose. Jūs matot aktyvios pasirinktos operacijos sąskaitų korespondenciją. Taip pat čia galite operaciją akceptuoti, galite ją audituoti, galite perkelti ją į bendrą žurnalą ir galite peržiūrėti jos informaciją, tarkim, kas ją sukūrė, kada ir panašiai. Atkreipkite dėmesį, apačioj dar yra ir dalis funkcijos. Apie ją aš papasakosiu dar šiek tiek daugiau. Šiame pavyzdyje matot pardavimų valdymo langą. Vėlgi pasirinkus konkretų pardavimą, kaip minėjau, valdymo lange jūs matot detalę informaciją apie tą pardavimą, sąskaitų korespondenciją, kitą informaciją. Ir apačioj dalyje funkcijos jūs galite pasirinkti funkcijas, kurias galite atlikti tai operacijai. Šitoje vietoje sukurta ir dar viena galimybė pagreitinanti darbą. Tai galimybė atlikti operacijai ne tik atskirą funkciją, bet ir funkcijų rinkinius. Labai dažnai savo darbe atlikdami funkcijas operacijoms jūs atliekat ne po vieną funkciją. Tarkim, norėdami mėnesio pabaigoje, apskaitos periodo pabaigoje sutvarkyti verslo centrų informaciją, dažnai jums tenka atlikti kelias skirtingas verslo centrų tvarkymui skirtas funkcijas. Kaip tas darbas paprastai atliekamas ankstesnėse versijose. Jūs operacijos sąraše pasirenkate operaciją, tada kviečiat ją informacijos langą. Informacijos lange atsiverčiat puslapį funkcijos, pasirenkat vieną funkciją, iš didelio funkcijų sąrašo ją įvykdot, tada pasirenkat kitą funkciją, ją įvykdot, trečią funkciją ją įvykdot. Uždarot langą, vėl grįžtat į operacijų sąrašą, pasirenkat kitą operaciją ir vėl viskas iš pradžių. Kaip dabar naujoj versijoje atrodytų šitas veiksmas? Jūs galite susikurti funkcijų rinkinį, štai čia apačioje yra sukurti 3 funkcijų rinkiniai, paskutinis iš jų yra verslo centrų tvarkymas. Ir į šitą verslo centrų tvarkymo rinkinį patenka 4 funkcijos, kurios išvardintos apačioje. Ir įvykdžius operacijai šitą funkcijų rinkinį, automatiškai ją įvykdomos visos 4 funkcijos. Nebereikia išeiti iš operacijų sąrašo, atidarinėti naujų langų, ženkliai sumažėja atliekamų veiksmų skaičius, aišku, kad jūsų darbas vyksta žymiai greičiau. Iš savo įmonės darbuotojų patirties galiu tik pasidalinti tokią informaciją, kad tie mūsų įmonės darbuotojai, kurie jau suskubo naudoti šitą langą savo darbe, dabar sako, kad nebeįsivaizduoja darbo be jo, nes galima labai greitai ir labai aiškiai visą informaciją matyti vienu metu ekrane. Dar vieną dalyką noriu akcentuoti. Operacijos mano pavyzdyje pasirinktos operacijų įvedimo languose, tai tarkim pardavimų valdymo lange, bet operacija gali būti pasirinkta bet kur. Tarkim,
visų operacijų modulyje arba ataskaitoje. Tai yra, jūs galite susigeneruoti ataskaitą, pavyzdžiui, pirkimų žurnalas arba pardavimų žurnalas ir pasirinkdami iš eilės visas operacijas, šalia matyti jų sąskaitų korespondencijas, vykdyti joms reikalingus veiksmus, funkcijas įvykdyti ir panašiai. Aš gal kiek šią temą pridursiu Ingai. Ir norėčiau pasakyti, kad šitie du langai nėra sumaketuoti ir būtent čia parodyti kaip du šalia esantis. Tas dešinėje jums matomas langas, jis gali būti aktyvus, gali būti uždarytas. Ir aktyvus jis gali būti visą laiką. Ir tai yra, jeigu mes turime operacijų sąrašą, tarkime, esame pirkimuose ir norim peržiūrėti pirkimų buhalterinės sąskaitas, mes tiesiog sąrašų judame, einam nuo vienos operacijos ant kitos ir tas vaizdas keičiasi šone. Nereikia nieko papildomai iškvietinėti. Kaip ir minėjo Inga, pati mintis pradžia jos kilo nuo noro matyti buhalterinės sąskaitas. Tai yra taip nepatogu. Aš matau operaciją, einu į vidų informaciją, tada ieškau atitinkamo puslapio, kuriame matosi debitai, kreditai. Tai va tos minties pagrindų ir gimė tas šoninis langas ir po to nusprendėm, kad jisai turėtų parodyti ir daugiau informacijos. Man pačiai esate tekę ne kartą analizuoti kliento duomenis ir tai daryti 3-4 valandas ir kai jau galva susisuka, kur aš esu ir kurią aš operaciją žiūriu ir vėl grįžtu į operaciją, peržiūriu, kas joje yra ir vėl grįžtu informaciją, tada kažką pataisau, tada vėl einu perkelti operaciją, vėl einu į informaciją jos. Tai dabar visa tai yra šalia esančiame lange. Ir, sakykime, aš galiu žiūrėti ne tik tai pačią operaciją, kaip jos yra sąrašas, bet ir matyti operacijos vidinę dalį, tai yra mūsų vadinamus tos kūnelius. Sakykime, jeigu aš esu pardavimuose, aš galiu įeiti į operacijos išklotinę, sakykime, žiūrėti, kokios prekės juose parduotos ir šalia matyti, kokia korespondencija yra iš tų buhalterinių sąskaitų. Ir čia pat matyti, ar jinai buvo taisyta, kas ją taisė ir, kaip Inga minėjo, atlikti tam tikras funkcijas patogiai. Kita mūsų naujiena. Pastebėjom, kad programos vartotojams, buhalteriams, finansininkams, analizuojantiems tam tikro periodo duomenis dažnai tenka po kelis kartus sugrįžti prie tų pačių operacijų. Peržiūrėti jų informaciją, atlikti kitus reikiamus veiksmus. Pavyzdžiui, reikia patikrinti, ar visiems pirkimams iš konkretaus tiekėjo įvesti reikalingi savikainos keitimai. Gali tekti peržiūrėti visus tam tikro kliento ar tam tikro periodo operacijų dengimus, PP atsiskaitimus, patikrinti, ar visoms paskutinio mėnesio gamybos operacijoms įvesti verslo centrų paskirstimai ir panašiai. Tai yra susirinkti tam tikrą grupę operacijų, kurias jūs analizuojat. Vartotojai analizuojantis operacijų grupės informaciją, kiekvienai šiai grupiai priklausančių operacijų dažnai po kelis kartus kviesdavo specialius langus. Vėlgi tą patį informacijos langą, tekdavo kviesti savikainos keitimo, PP atsiskaitimų, ryšių, verslo centrų paskirstimų ir įvairius kitus langus. Ir vėlgi ta pati situacija, kaip ir Svajonė pasakojo, kad kviečiam iš operacijos specialius langus, tada vėl grįžtama operacijų sąrašą ir šokinėjimas tarp langų ir sudėtingas ir gaištama jam daug laiko. Todėl jau minėtame praeitoj naujienoj lange, tame pačiame lange, tik tai kitame jo puslapyje, atsirado galimybė surinkti analizuojamų operacijų grupę. Reiškia, tą patį langą jūs galite naudoti dar vienam tikslui, į jį galima susirinkti operacijas. Mes jas vadinam programoje pažymėtomis operacijomis. Tai dabar jūs matot savo, reiškia, tam ekrane, kurį matot, dešinėje pusėje, tame langelėje yra surinktos iš įvairių modulių pažymėtos operacijos. Tos operacijos gali būti surinktos iš bet kokių programos langų, vėlgi iš tų modulių, kuriuose operacijos registruojamos, iš visų operacijų modulio ir vėlgi iš ataskaitų, kuriuose yra operacijos. Susirinkus operacijas, jas galima
ten nukelti pažymėjus, tiesiog pasirinkus meniu punktą, įtraukti į pažymėtų operacijų sąrašą. Arba štai čia apačioje toks geltonas mygtukas yra parodytas, kai kuriuose moduliuose jį matysit. Naujoje versijoje paspaudus tą mygtuką, irgi tuo metu nagrinėjama operacija patenka į pažymėtų operacijų sąrašą. Ką galima daryti su operacijomis, kurios į tą sąrašą įtrauktos? Bet kuriai šio sąrašo operacijai gali būti greitai atliekami reikiami veiksmai. Jie yra matomi ekrane apačioje. Tai yra, tom operacijom, kurias jūs susirinkot, galite greitai peržiūrėti jų pirminius dokumentus, jų apskaitos blankus, jų informacijos puslapį, jų ryšius ir taip toliau. Bet visa šita informacija gali būti labai greitai peržiūrima. Kaip tai atrodo praktiškai? Aš susirinkau keletą operacijų, tarkim, noriu pasitikrinti šitų operacijų dengimus, ar jie gerai įvykdyti, galbūt pakeisti dengimuose kažkokius mano įvestą informaciją. Pasirenku viršuje veiksmą, PP atsiskaitimai, ir toliau tiesiog eidama per šitą sąrašą, kiekvienai pasirinktai operacijai automatiškai jokių kitų veiksmų nedarant, aš šalia matau tos operacijos PP atsiskaitimų informaciją, dingimų informaciją. Škia tiesiog einant, aš iškart matau, galiu čia, jeigu noriu kažką pakeisti, įvesti ir panašiai. Tai tuo pačiu metu ekrane matau ir operacijas, ir jų PP atsiskaitimo informacija. Tas pats su kitais pavyzdžiais, tarkim, savikainos keitimu. Einant per operacijas šalia matysit savikainos keitimo langą. Jeigu norėsit matyti pirminius dokumentus, čia operacijų sąrašas, čia matot jų modulį, kuriame tos operacijos pirminis dokumentas buvo įvestas, su ta operacija, kurią galima redaguoti, peržiūrėti jos vidinę informaciją, papildomą ir panašiai. Taigi, turbūt akivaizdu, kad darant darbus, kažkokius tvarkymus, darbai tikrai vyks žymiai greičiau, nes reikės atlikti žymiai mažiau veiksmų. Į pažymėtų operacijų sąrašą patogu įtraukti tokias operacijas, kurias dėl tam tikrų priežasčių nusprendėt atidėti ir peržiūrėti vėliau, nereikia rašyti ant lapelio ir pasidėti ant stalo. Tai gali būti kažkokios operacijos, kurioms dar trūksta informacijos, dokumentas dar tikslinamas, operacijas, kurias norit sutikrinti dėl kažkokių priežasčių. Jos gali būti tiesiog sukauptos kaip priminimas ir esant reikalui matomos ekrano šone. Ir atradus laiko, tiesiog lengvai ir greitai su tuo sąrašu susitvarkysit. Noriu pridurti. Na ir tos mano minėtos galimybės, iš tikrųjų, mūsų grupė tiki, kad šie įrankiai, kuriuos ką tik pristačiau, tikrai leis ženkliai patobulinti jūsų kasdieninį darbą ir darbas vyks lengviau ir smagiau. Kita naujiena susijusi su duomenų paieška. Mūsų programoje yra daug įrankių, kurie pagreitina, palengvina duomenų paiešką, duomenų atranką. Ir pristatau dar vieną greitos paieškos įrankį, kuris iškviečiamas paspaudus klavišą mygtuką F4. Šitas įrankis gali būti naudojamas visose programos lentelėse, sąrašuose, operacijų sąrašuose, ataskaitose, tai yra bet kurioje duomenų lentelėje. Paspaudus mygtuką F4, virš sąrašo atsiranda juosta, kuri skirta įrašų atrankai. Šita juosta gali turėti iki 5 atrankos laukų. Tuos laukus jūs galite patys nustatyti, kokius jūs norite juos turėti, kiekviename sąraše atskirus, kiekvienas vartotojas gali turėti skirtingus. tą juostą jūs galite matyti nuolatos, galite matyti tik ją iškvietę. Atranka vyksta įprastu būdu, tai yra įvedus reikšmę į reikalingą lauką, tarkim, šiuo atveju yra prekių sąrašas, ir aš įvedus sąlygą laukui tipas, iš karto automatiškai sąraše palieku tik tuos įrašus, kurių tipas turi mano įvestą sąlygą.
Toliau tęsiu apie tą pačią naujieną, kaip atrodo nustatymas, kokia turi būti atranka. Kai jūs pirmą kartą programos lange norėsite atlikti šią paiešką, paspausite F4, iš pradžių programa jums pasiūlys pasirinkti, kokius laukus jūs norėsite naudoti atrankai. Tai vieną kartą įvedus šitą informaciją, jau vėliau jums nebereikės jos įvesti, nebent norėsit kažką pakeisti. Tai kaip ir minėjau, sąlygų gali būti iki 5, bet galit naudoti ir mažiau. Ir jeigu pažymėsite požymį visada matoma filtrų juosta, tame lange jinai visą laiką bus matoma, nereikės kiekvieną kartą spausti F4. Tarkim, apačioje yra pavyzdys, čia yra ataskaita skolos ir terminai, ir ataskaitoje skolos ir terminai. Aš įsikėliau filtrą, pagal kurį aš galiu atrinkti ataskaitoje pateikiamus duomenis pagal dokumento numerį, partnerio pavadinimą ir buhalterinę sąskaitą. Mūsų programos vartotojų tarpe yra ir dirbančių planšetiniais kompiuteriais. Planšetiniuose kompiuteriuose nėra funkcinių klavišų, o kasdienio darbo programoje metu mes dažnai atliekam reikalingų duomenų paiešką ir atranką, kuriai iškviesti naudojam funkcinius klavišus. Todėl mūsų programa papildyta galimybę iškviesti atrankos ir paieškos įrankius, naudojant ne funkcinius klavišus, o tiesiog dirbant pele. Tai yra kiekviena programos duomenų lentelė papildyta naujų mygtukų. Jį mato visi programos vartotojai ir paspaudus tą mygtuką galima iškviesti įvairius patogius įrankius skirtus atrankai ir paieškai. Taigi dabar visi mūsų vartotojai gali naudotis atranka ir paieška duomenų. Programos sąrašų ar operacijų languose matomi mygtukai iškviečiantis įvairias funkcijas. Vieni mygtukai vykdo standartinės funkcijas, kiti atlieka specialius atskiriems programos vartotojams skirtus veiksmus. Ir kai kuriuose programos languose tų mygtukų yra ypatingai daug. Pavyzdžiui, pardavimų valdymo modulio lange, partnerių sąraše ir kai kuriuose kituose. Pastebėjom, kad atskiri vartotojai savo darbo metu paprastai naudoja tik keletą iš tų mygtukų ir kiti tiesiog, yra ekrane, bet nėra naudojami ir apsunkina suradimą reikalingo mygtuko. Todėl sukūrėm galimybę pasirinkti. Jūs galite dabar pasirinkti, kuriuos mygtukus jūs norite matyti kiekviename programos lange. Matomi mygtukai, kaip ir minėjau, gali priklausyti nuo darbo vietos. Ir be to jūs dar galite tuos paliktus mygtukus išdėstyti jums patogia tvarka. Išdėstyti taip, kaip jums patogu. Išdėsčius informaciją programos lange tokią, kokią norit ir taip, kaip jums patogu, aišku, kad jūsų darbas vyks sklandžiau ir greičiau. Taigi tiek apie naujus įrankius, toliau apie operacijų registravimui skirtas naujienas. Kaip minėjau, dauguma naujienų sukurtos atsižvelgiant į programos vartotojų, tai yra jūsų išsakytus pasiūlymus ir pageidavimus, sekanti dalis skirta 10 naujienų susijusių su operacijų registravimu. Vertybių pasirinkimo langas, tai turbūt tas langas, kurį jūs matot labai dažnai savo darbo metu, nes jį pildot, vedant, registruojant bet kurią operaciją, kurioje dalyvauja prekės. Mūsų programos vartotojų darbo vietos vis tobulėja, monitoriai po truputėlį didėja, platėja, todėl galima juose matyti vis daugiau informacijos ir ją išdėstyti vis patogiau. Vertybių pasirinkimo lange matomi sąrašai
Visose ankstesnėse versijose buvo išdėstomi vienas po kitu. Tai yra įprastas vaizdas, viršuje mes turim prekių sąrašą pasirinkimui, apačioje kaupiamas pasirinktų prekių sąrašas. Dabar sukurta nauja galimybė tuos sąrašus išdėstyti vieną šalia kito. Tokiu būdu jūs galite vienu metu ekrane matyti ženkliai daugiau įrašų kiekviename sąraše. Paieška vyksta patogiau, pasirinkimas patogesnis. Tas sąrašų išdėstymas nėra tik toks. Jūs galite pasirinkti, kaip jūs norite išdėstyti sąrašus, tam skirtas lango viršuje esantis mygtukas. Tai yra sąrašai gali būti išdėstyti arba vienas po kitu, arba vienas šalia kito. Mes neįdėjom skaidrės, kaip atrodo šis langas jūsų dabartinėje versijoje, bet turbūt supratote, kad tai gali būti pirkimo metu prekių pasirinkimo langas, pardavimo metu prekių pasirinkimo langas, tik jis šiuo metu yra renkamasi iš kairės į dešinę. Galima rinktis prekes iš viršaus į apačią, galima rinktis dabar iš kairės į dešinę. Tai yra tiems vartotojams, kurie renka ilgesnės sąskaitas ir anksčiau jie matydavo 4-5 pozicijas apačioje, tvirtindavo dokumentą. Jeigu pamirždavo, kiek jau prekių yra pasirinkta, tada uždarydavo šitą langą, grįždavo pasitikrinti ir tada vėl tęsdavo prekių pasirinkimą. Tai dabar jie apvertę šitą vaizdą galės šalia matyti ir nevaikščioti tarp langų, bet iškart matyti, kiek tuo metu jau yra pasirinkta prekių. Kai kuriuose įmonėse įvedant užsakymus ypač svarbi yra įrašų išdėstymo tvarka prekių sąraše. Vienose įmonėse prekės surašomos ta tvarka, kaip jos turi būti paimamos iš sandėlio. Kitose įmonėse prekių sąrašas užsakymui yra surašomas ta tvarka, kuria turi būti pakraunamos į mašinas. Jeigu ir jums aktuali prekių sąrašo tvarka, tuomet jums pravers nauja mūsų programos galimybė. Pardavimuose paveldėtose iš užsakymų dabar gali būti išlaikoma ta pati užsakyme įvesta prekių sąrašo tvarka. Beje, ši galimybė galima ir pirkimuose, jeigu tai aktualu, pirkimuose gali būti išlaikyta ta pati tvarka, kokia buvo užsakymuose tiekėjams. Dažnai klientai atspausdinę sąskaitą faktūrą tikrina su prieš tai turėtų kliento užsakymų. Tiesiog paukščiuoja, ar visos prekės iš užsakymo yra suvestos į pardavimą. Tai anksčiau, kai programa tą sąrašą pateikdavo, tai yra faktūroje prekes įkeldavo ir perrūšiuodavo pagal kodą, ne taip, kaip ne ta tvarka, kaip jūs surinkdavot užsakymę, tai tikrai reikėdavo lakstyti po tą sąrašą ir laiko tikrai timdavo, kol sutikrindavo, ar visos prekės yra išrašytos. Registruojant naujas operacijas, tikriausiai dažnai naudojat operacijos kopijavimą. Priminsiu, kad ši funkcija galima pirkimų valdymo, pardavimų valdymo, išlaidų operacijų, prekių perkelimo ir prekių nurašymo moduliuose. Dabar atliekant operacijų kopijavimą galima iš karto nurodyti ne tik naujai kuriamos operacijos datą, bet ir jos dokumento numerį. Na ir turbūt savaime suprantama, kad ši galimybė ženkliai pagreitina darbą. Be to, tais atvejais, jeigu registruojamos operacijos tipų jūs programoje apsirašysit automatinio apskaitos blanko priskirimo taisyklės, tai operacijos kopijavimo metu laukia dokumento numeris gali tiesiog paspausti įprastą klavišą F12 ir dokumento numeris bus sugeneruotas automatiškai, bus automatiškai priskirtas apskaitos blankas. Toliau porą naujienų skirtų tiems, kas savo apskaitoje naudoja verslo centrus. Programos vartotojai skirstydami operacijų sumas verslo centrams labai dažnai kartoja tų pačių verslo centrų rinkinių įvedimą. Na, pavyzdžiui, visuomet įvedant kanceliarinių prekių pirkimą, kaštų centrai paskirstomi tarp jūsų įmonės padalinio tiksliai pagal tą pačią schemą.
Programoje sukurta galimybė kopijuoti verslo centrų paskirstymo informaciją. Tai reiškia, kad verslo centrų paskirstymo informacija įvesta bet kurioje programos vietoje, tai yra verslo centrų paskirstymas priskirtas kažkokiai operacijai, partneriui, prekiai ar kitam programos objektui, gali būti nukopijuotas į kitą programos verslo centrų paskirstymo langą. Šį kopijavimą galite atlikti tiesiog labai pažįstamais, žinomais klavišais Ctrl+C, Ctrl+V, tai yra viename verslo centrų paskirstymo lange paspaudus mygtuką Ctrl+C ir perėjus į kitos operacijos, tarkim, verslo centrų paskirstymo mygtuką, jūs galite paspausti Ctrl+V ir tas verslo centrų paskirstymas bus nukopijuotas. Arba galite naudoti pažymėtais mygtukais, kurie atlieka tą patį. Pirmas paima informaciją, antras padeda. Na ir pavyzdys, kad būtų aiškiau, kaip vyksta tas verslo centrų paskirstymo kopijavimas. Tarkim, aš turiu operaciją, kurios suma yra 3000 litų ir ši suma buvo išskirstyta 5 verslo centrams pagal tam tikrą mums reikalingą schemą. Šitą verslo centrų paskirstymą aš kopijuoju į kitą operaciją, kurios suma 15 000, kita suma. Verslo centrams priskiriamos tokios sumos, kad santykis tarp verslo centrų išliktų tas pats. Tai yra lygiai tas pats santykis tarp verslo centrų. Tokiu būdu galima kopijuoti visus verslo centrus, jeigu jūs turit kelių tipų verslo centrus, kaštų centrus, projektų, produktų, arba tik tai kažkurį vieną. Čia kaip jums patogiau. Galimybė yra kopijavimo metu nurodyti. Kita naujiena susijusi su išlaidų operacijų kopijavimu. Pastebėjom, kad labai dažnai yra kopijuojamos išlaidų operacijos. Na, tikriausiai todėl, kad didelė įvedamų išlaidų dokumentų dalį sudaro pasikartojantis dokumentai. Ir taip pat pastebėjau, kad jeigu išlaidų operacijos kūneliams, pozicijoms buvo įvestas kažkoks verslo centrų paskirstymas, paprastai nukopijuotoje operacijoje tekdavo jį vėl įvesti tokį patį iš naujo. Todėl papildėm operacijos kopijavimą verslo centrų nukopijavimu. Tai yra, jeigu jūs kopijuojat išlaidų operaciją, kurios kūneliams priskirti verslo centrai, nukopijuotoje operacijoje jie automatiškai taip pat bus perkelti į kitos operacijos kūnelius. Kalbant apie verslo centrus, mes pristatėme čia dvi galimybės atskiras tarpusavį nesusijusias. Jeigu supratote, tai yra viena, kad aš kopijuoju išlaidų operaciją ir kartu kopijuoju joje esančius verslo centrus. O kita tai yra, kada aš, tarkim, pirkime priskiriau verslo centrus ir po to tas visas prekes parduodu ir tiesiog iš pirkimo kopijuoju esančius jau priskirtus verslo centrus ir juos perkeliu į pardavimą, tai yra man nereikia rinkti antrą kartą. Lygiai tas pats gali būti, kad tiesiog prie asmens kažkokio yra išskirstyti verslo centrai, kuriais gali būti ne vienas, prie asmens gali būti ir 3 verslo centrai priskirti. Aš irgi galiu tiesiog kopijuoti ir įkelti man reikiamas operacijas tos verslo centrus. Aišku, turi būti procentinis paskirstymas tų verslo centrų jau. Tai yra 2 dalykai, kurie jums padės tikrai dirbantiems su verslo centrams, palengvins ir pagreitins jūsų darbą. Yra atvejų, kai prireikia koreguoti išrašytos PVM sąskaitos faktūros kainas. Ir tenka susidurti su situacija, kai klientai nenori taisyti jau gauto ir užregistruoto dokumento. Tokios situacijos dažnos bendraujant su didžiaisiais prekybos tinklais. Programoje jau anksčiau buvo galima registruoti pardavimus koreguojančias operacijas, kurios vadinosi pardavimo koregavimas su minuso ženklu. Šios operacijos skirtos koreguoti išrašytų PVM sąskaitų faktūrų kainas, kai kainos turi būti sumažintos. Mūsų naujiena skirta tiems atvejams, kai po pardavimo užregistravimo
ir PVM sąskaitos faktūros atspausdinimo prireikia padidinti pardavime nurodytas prekių kainas. Tam skirtas naujas operacijų tipas – pardavimo koregavimas su pliusu. Ir kaip ir anksčiau esančioje operacijų pardavimo koregavimas su minusu, operacijos detalioje informacijoje yra įvedama koregavimo kaina vienam prekės vienetui. Na ir tik patikslinsiu, kad kaip ir pardavimo koregavimas su minuso ženklu, taip ir šio naujo tipo operacijos gali būti ne tik įvedamos, bet ir matomos ataskaitose, tarkim, ataskaitose skirtose prekių pardavimams, kad matytųsi reali pardavimo informacija po visų koregavimų. Kalbant apie didžiuosius prekybos tinklus, tai mes turime omenyje klientus, mūsų klientus, kurie dirba su Maxima, Rimi, iki. Ir išsiuntus jiems sąskaitą faktūrą, jeigu mes programoje galime leisti savo eiti pirminį dokumentą, jį pataisyti ir perspausdinti ir išsiųsti klientui dar kartą, tai didieji tinklai to tiesiog nedaro. Ir jeigu mes suklystame išrašydami jiems prekių kainas, galim suklysti tiek į didesnę pusę, tiek į mažesnę. Tai anksčiau mes turėjom pardavimo koregavimą, kai kainas galėdavome sumažinti. Tai dabar programoje yra galimybė ir jas padidinti, nes susidurėm ir su tokiais atvejais. Programos modulis pinigai kelyje. Šis modulis skirtas registruoti mokėjimus atsakingų įmonės asmenų paimtus iš klientų ir mokėjimus, kuriuos atsakingi įmonės asmenys perdavė tiekėjams. Modulis nenaujas, tačiau jisai papildytas dviem naujais operacijų tipais, kurie skirti avansiniams mokėjimams. Tai operacijos paimti iš klientų avansiniai mokėjimai ir perduoti tiekėjams avansiniai mokėjimai. Šių operacijų sąskaitų korespondencijoje automatiškai dalyvauja avansiniams mokėjimams skirtos sąskaitos. Kaip pavyzdį galima būtų pasakyti įmonė, pavyzdžiui, kuri gamina nestandartinius baldus ar spintas. Ir dažniausiai vykdami pas klientą, pas fizinį asmenį gali būti ir juridinį, atlikti išmatavimų yra kartu paimamas ir avansas. Ir kadangi gamyba vyksta ne mėnesį, kartais ir kelis, gali baigtis ir ataskaitinis laikotarpis. Ir gauti pinigai turi būti ir užfiksuoti avansinėje sąskaitoje. Tai anksčiau tos galimybės mes neturėjome. Mes galėjome išduoti tiekėjui ar gauti pinigus iš kliento per atskaitingą asmenį, bet užfiksuoti, kad tie pinigai yra avansiniai, dabar šitoj versijoje galėsime ir tai jau daryti. Programos vartotojai įvedę prekių nurašymus gali atsispausdinti šiai operacijai medžiagų nurašymo aktą. Naujiena yra tokia, kad šiame akte dabar gali būti automatiškai įrašyta nurašymo aktą patvirtinanti komisija. Šią galimybę mes anksčiau turėjom ilgalaikio turto apskaitai skirtose aktuose, dabar komisijos įrašymas atsirado ir nurašymo akte. Komisija, kaip ir ilgalaikio turto aktuose, galima nurodyti nuolatinę konfiguraciją, tada jinai bus įrašoma automatiškai į aktą, arba galima pasirinkti prieš spausdinant dokumentą. Vartotojai įvedę operacijas į prekių perkelimo modulį anksčiau galėjo atsispausdinti dviejų tipų dokumentus. Tai yra medžiagų perkelimo įmonės viduje važtaraštis ir prekių perkelimo orderis. Dabar prekių perkelimo modulyje galima atsispausdinti dar vieną dokumentą, tai prekių gabenimo važtaraštis. Šį dokumentą jūs pažįstat, jį galima jau ir anksčiau buvo galima atsispausdinti pardavimų valdymo modulyje, dabar jį galima spausdinti ir prekių perkelimo modulyje. Ir prieš spausdinant, kaip ir pardavimuose, galima ekrane matomame specialiame lange užpildyti papildomą informaciją, kuri turi matytis gabenimo važtaraštyje. Pristatysiu naujieną, kuri kai kuriems iš jūsų jau bus žinoma. Kreditinių ir debetinių PVM sąskaitų faktūrų spausdinimas. Šią naujieną papildėm jau ir ankstesnę programos versiją.
Šiemet papildėm tam, kad galėtumėte spausdinti reikalingus dokumentus iki naujos versijos išleidimo. Tai trumpai labai sukurti nauji spausdinamų dokumentų tipai. Pirkimo valdymo modulyje galima atspausdinti debetinę PVM sąskaitą faktūrą, į kurią gali patekti jungtinė informacija iš pirkimo kartu su pirkimo grąžinimu. O pardavimo valdymo modulyje gali būti spausdinama kreditinė PVM sąskaita faktūra, į kurią gali patekti pardavimo koregavimų arba pardavimų grąžinimų informacija kartu su pardavimo informacija. Tai yra tos pačios prekės visa informacija. Toliau pakalbėsiu apie verslo sprendimus. Mes programą papildėm keletų naujų sprendimų, kurie skirti atskiriems verslo modeliams. Aš pristatysiu 3 iš jų. Gal juose atpažinsit tai, kas jums, jūsų apskaitai taip pat pravers ir bus patogu. Pirmoji situacija skirta verslo modeliui, pagal kurį iš tiekėjo gaunamos prekės turi būti pajamuojamos pagal važtaraštį, be kainų. Tokios be kainų įvestos prekės jau turi dalyvauti apskaitoje. Pavyzdžiui, turi būti naudojamos gamyboje kaip žaliavos arba turi būti parduodamos, o prekių kainų dar nežinom ir sužinosim tik vėliau, tada, kai gausim tiekėjo sąskaitą. Toks verslo modelis dažniausiai pasitaiko dirbant su užsienio tiekėjais. Jie atsiunčia sąskaitą su kainomis, tarkim, tik mėnesio pabaigoje. Pavyzdys, nuolat perkamos gamybos žaliavos, o sąskaitos su kainomis gaunamos tik kartą į mėnesį. Šitoks prekių pajamavimas programoje gali būti dabar registruojamas 3 etapais. Pirmame etape gavus prekes registruojamas gavimas. Gavimo operacijų nurodomi tik kiekiai, savikainos nėra, bet šios gavime užpajamuotos prekės gali būti laisvai naudojamos apskaitoje, naudojamos gamyboje, pardavimuose ir taip toliau. Antras etapas, tuo metu, kai gauname pirkimo sąskaitą arba vadinamą invoice iš tiekėjo, iš prekių tiekėjo, yra registruojama operacija, tai yra naujas operacijos tipas pirkimo sąskaita. Šioje operacijoje jau įvedami ir prekių kiekiai, ir prekių kainos. Ir trečias etapas skirtas tam, kad galima būtų susieti gavime užpajamuotas prekes su pirkimo sąskaitoje įvestomis prekėmis. Tas susiejimas atliekamas naudojant savikainos keitimo įrankį ir apjungiamos tos prekės esančios vienoje ir kitoje operacijoje. Registruojant savikainos keitimą, kurio metodas taip pat yra naujai sukurtas pagal vertybės, tas metodas vadinasi. Taigi, sukurta galimybė realiai vykstančias įmonėse operacijas sklandžiai ir tiksliai užregistruoti programui. Tokias situacijas jūs turbūt turite ne vienas ir vis tiek kažkaip tai programoje išsisukdavote. Tai yra, nupirkdavote tas prekes, jeigu jas jau reikdavo parduoti, o kai gaudavote invoice, keisdavote pirkimo datą ir sakykime, kaip ir viskas yra gražu. Bet dokumentai yra atskiri ir taip, kai mes pakeičiam pirkimo datą į vėlesnę, tada, kai gaunam tikrą invoice, reiškia, mūsų prekių atsiradimo sandėlyje data irgi yra lygi pirkimo datai. O prekės išlaiduotos būna jau ir visą mėnesį anksčiau. Ir žiūrint tam tikras ataskaitas, mes gauname minusinius kiekius, o tada klausėme, kodėl čia pas mus taip atsitiko. O skola tiekėjų jau turi atsirasti iš tikrųjų pagal invoice. Tai va šitas modelis mums leidžia prekes turėti ta data ir prekių pajamavimo data tada, kai mes ją iš tikrųjų gavome. Tai yra galima pajamuoti pagal transporto gabenimo važtaraštį, kuris atvažiuoja kartu su prekėmis, nes vis tiek lydintis dokumentas kažkoks yra. Tada tas prekes sėkmingai išlaiduoti. Jos turės tik tai kiekius, neturės jokių kainų, bet kaip žinote, programa gavusi vėliau ar papildoma savikaina, ar pakeitusios kainos, sėkmingai yra viskas perskaičiuojama ir pergeneruojama į bendrai žurnalą.
Tai tada, kai mes gausime invoice, užfiksuosime, kokia yra invoice suma, atsiras skola tiekėjui, o tą sumą išbarstysime į tą gavimą, kurio jau prekės gali būti ir parduotos. Sekanti naujiena skirta verslo modeliui. Tiems verslo atvejams, kai perkant prekes, dažnai kartu perkamos ir paslaugos, kurios padidina įsigijamų prekių savikainą. Pavyzdžiui, perkamos gamybos žaliavos kartu su jų apdorojimo paslaugomis. Tarkim, lentos kartu su šlifavimu, plokštės kartu su lakavimu ar panašiai. Arba kažkokios prekės yra nuolat perkamos kartu su jas lydinčiomis paslaugomis, tarkim, pakavimo, transportavimo paslaugomis. Tokiu atveju nuolat įvedus pirkimą turi būti daromas savikainos keitimas ir visą laiką reikalinga kontrolė, kad nepamiršti to savikainos keitimo įvesti ir panašiai. Programoje sukurta galimybė automatiškai keisti prekių savikainą, tai yra taip sukonfigūruoti programą, kad automatiškai tik įvedus pirkimą, joje įvestų prekių savikaina bus pakeista, ji bus padidinta tame pačiame pirkime nurodytų paslaugų savikaina. Jeigu aš pirkau, kaip šiame pavyzdyje, 3 audinius ir į tą patį pirkimą yra įrašytos pakavimo ir transportavimo paslaugos, jeigu programoje nustatyta, kad turi būti atliekamas automatinis prekių savikainos keitimas, tik patvirtinus pirkimą, audinių savikaina bus automatiškai padidinta, bus išbarstytos pakavimo ir transportavimo paslaugų sumos toms prekiams. Tai ne tik įvedimo greitis padidėja, bet ir ženkliai sumažėja apskaitos kontroliai skiriamas laikas. Programoje esantis papildomų dokumentų modulis yra praplėstas naujom galimybėm. Šį modulį mes jau anksčiau turėjom. Tai yra įrankis leidžiantis centralizuotai registruoti įvairius įmonės dokumentus, juos išsaugoti elektroniniam formate ir susijęti šios dokumentus su atitinkama programos informacija. Tik šiame modulyje naujoje versijoje atsirado daugiau galimybių, naujų funkcijų ir panašiai. Aš kai kurias iš jų tik paminėsiu, nes jų iš tikrųjų yra daug. Šiame modulyje jūs galite saugoti įvairiausius dokumentus, prekių nuotraukas, gaminių brėžinius, techninius aprašymus, jūsų darbuotojų dokumentus elektroniniam formate, su partneriais pasirašytas sutartis ir panašiai. Dabar dokumentų tipų medį, kuris yra kairėje viršuje, jūs galite patys kurti, modeliuoti, formuoti hierarchiją, susikurti tokią struktūrą, kokia jums yra patogiausia. Kiekvienas dokumentas įvestas į dokumentų modulį gali būti susietas su programos objektais. Tarkim, įvestą dokumentą aš galiu susijęti su konkrečiais partneriais arba partneriu, su mano įmonės darbuotojais, asmenimis, su prekėmis ir vėliau, dirbant kitose programos moduliuose, tarkim, iš prekių sąrašo, aš galiu pamatyti visus papildomus dokumentus, kurie susiję su ta preke. Iš asmenų sąrašo galiu matyti visus papildomus dokumentus skirtus šiam asmeniui ir panašiai. Taip pat darbo patogumui šis modulis papildytas filtrų. Ir taip pat svarbi galimybė šiame modulyje atsirado riboti vartotojų teisės. Tai yra galima nurodyti, kokius dokumentus, kokiems vartotojams galima peržiūrėti, naudoti, įvesti, taisyti ir panašiai. Šis modulis tikrai turi daug galimybių ir gali būti patogiai pritaikomas įvairiems individualiems įmonių poreikiams. Aš įsimaišysiu. Užsirašinėjate klausimus, matau labai gerai ir tikrai turėsime laiko jūs užduosite, mes atsakysime. Ir labai ačiū už kantrybę.
Vienas svarbiausių verslo apskaitos programos savybių yra patogi duomenų analizė. Taigi būtent tam ir skirtos kitos naujienos, kurias aptarsiu. Analizuojant skolas tikrai dažnai naudojate ataskaitą skolos ir terminai, tai turbūt pagrindinė ataskaita analizuojant skolų informaciją, joje pateikiami detalūs duomenys apie pirkimus, pardavimus, apie skolas, vėluojančias, nevėluojančias ir panašiai. Naujoje programos versijoje ši ataskaita papildyta buhalterinių sąskaitų informacija. Dabar čia galite matyti operacijų sąskaitų korespondencijoje dalyvaujančias partnerių sąskaitas. Tai yra kiekvienai operacijai matoma sąskaita, kurioje apskaitoma operacijos skolos suma. Tais atvejais, kai operacija dar yra neakceptuota arba neperkelta į bendrą žurnalą, lauke, kuris skirtas buhalteriniai sąskaitai, matysite, kaip išryškintas įrašas, klaustukus ir nėra įrašo bendrajame žurnale. Taip pat šioje ataskaitoje dabar išryškintos operacijos, kurios nėra dar galbūt neturi galutinio vaizdo bendrajame žurnale. Tai reiškia, kad po artimiausio perkelimo į bendrąjį žurnalą operacijos sąskaita gali pasikeisti. Laukia pergeneravimo arba dar iš vis nebuvo sugeneruota į bendrąjį žurnalą. Ir dar ataskaita skolos ir terminai papildyta galimybę rūšiuoti duomenis pagal buhalterinę sąskaitą. Ir beje, šis rūšiavimas galimas ir detalioje ataskaitos formoje, ir suminėje ataskaitos formoje. Taigi dabar šie ataskaitos papildymai leis jums greitai ir patogiai sulyginti analitinės apskaitos duomenys su bendrajame žurnale arba didžiojoje knygoje esančia informacija, skolų sumas. Turbūt vienas iš dažniausių buhalterių klausimas būdavo, kaip man didžiosios knygos klientų skolų ar tiekėjų skolų sąskaitas sulyginti su analitiniam ataskaitomis. Tai yra, kaip man pamatyti, iš kokių sumų susideda didžiojoje knygoje esančios skolos sąskaitos likutis. Auditoriai prašo pateikti didžiosios knygos sąskaitos išklotinę detaliai pagal operacijų lygį. Ir iki šiol mes nieko gero jums negalėdavom pasiūlyti. Tai yra, tekdavo analizuoti kelias ataskaitas ir iš jų daryti kažkokį bendrą vaizdą. Tai šitos ataskaitos papildymas buhalterinėmis sąskaitomis išsprendžia labai daug dalykų. Jo labiau, kad ją galima susigrupuoti pagal buhalterinę sąskaitą ir matyti iš karto vienoje vietoje, iš kogi susideda tas skolos likutis, kurį jūs matote didžiojoje knygoje. Tai manau, kad tai tikrai jums pagreitins jūsų šitą darbą ir palengvins. Paprastai kiekvieno mėnesio gale, o kartais ir dažniau, peržiūrimi į programą įvesti, bet su jokia pirkimo ar pardavimo operacija nesudengti mokėjimai. Peržiūros metu atliekami reikalingi dengimai ir tokia peržiūra dažniausiai atliekama ataskaitoje nepaskirstytų mokėjimų analizė. Naujiena tokia, kad ši ataskaita papildyta požymio lauku avansinė operacija. Tokiu būdu peržiūrint ataskaitos duomenys lengva išskirti avansinius mokėjimus, juos atskirti nuo kitų. Tai yra patogiau, nereikia ieškoti pirminiuose dokumentuose ar kitose ataskaitose šios informacijos. Analizuojant įmonės veiklos rezultatus, dažnai prireikia palyginti kelių laikotarpių informaciją. Kelių mėnesių, kelių ketvirčių, kelių metų ir panašiai. 2012 metais mūsų pelno ataskaita buvo papildyta galimybė analizuoti 2 skirtingų laikotarpių rezultatus. O šioje naujoje versijoje mes sukūrėm galimybę taip pat 2 periodus lyginti ir pelno ataskaitoje pagal verslo centrus. Tai kaip ir pelno ataskaitoje galima nurodyti 2 laikotarpius ir ataskaitoje pateikiami abiejų laikotarpių rezultatai, kuriuos patogu čia pat greta palyginti.
Įmonių apskaitą tvarkantis buhalteriai ir finansininkai dažnai analizuoja apskaitos duomenų suvestinės. Jums tikrai nuolat naudojamos ataskaitos, tai didžioji knyga, balanso, pelno, sąskaitų aktyvumo ataskaitos. Tol, kol periodas nėra uždarytas, o operacijos nėra audituotos dėl programoje įvykdytų veiksmų, operacijų įvedimo, redagavimo, trinimo, kažkokių naujų dengimų įvedimo, ryšių, gali tos duomenų suvestinės pasikeisti, jose esanti informacija. Ir analizuojant tų duomenų suvestinių informaciją, visada svarbu suprasti, kodėl tie duomenys pasikeitė. Jeigu duomenys pasikeitė dėl įvestos arba redaguotos operacijos, tą pakeitimą atsekti lengva, tačiau visada sudėtingiau surasti pasikeitimus susijusius su ištrintomis operacijomis. Todėl programą papildėm ataskaitą ištrintos operacijos, kuriuose matosi visos per tam tikrą laikotarpį ištrintos operacijos. Ši operacija gali surinkti nurodyto laikotarpio ištrintas operacijas pagal ištrinimo datą arba pagal operacijos datą. Na ir ištrintoms operacijoms galima pamatyti ir detalę informaciją. Tai yra, jūs galite pasižiūrėti ir kas tą operaciją įvedė, kas ją taisė, kas ją ištrynė ir kada tai padarė. Taip pat jūs galite pasižiūrėti tos buvusios informacijos, buvusios operacijos sąskaitų korespondenciją. Ši galimybė yra labai patogi tais atvejais, kai jūs rankose laikot PVM sąskaitą faktūrą, programoje jos nebematot ir norit suprasti, kur šita operacija dingo ir kodėl. Ir kas tai padarė. Anksčiau jūs gaudavote pranešimą, jeigu ieškodavote per informacijos langą, kad tiesiog operacija nerasta. O kodėl jinai nerasta, tai toliau buvo neaišku. Tai dabar jūs rasite užrašą, kad operacija yra ištrinta ir matysite visą jos informaciją, kaip jinai atrodė iki to, kartu su korespondavimais. Tai nereiškia, kad tie korespondavimai yra didžiojoje knygoje. Jeigu užrašas yra operacija trinta, tai reiškia, taip jinai atrodė iki to. Jeigu jūs peržiūrit ir tvarkot praėjusių laikotarpių duomenis, jums dažnai prireikia palyginti skirtingų metų sugeneruotą bendro operacijos žurnalo informaciją. Pavyzdžiui, norit kažkaip pakeisti ankstesnio laikotarpio duomenis. Paprastai tuomet atsispausdinama šio laikotarpio ataskaita, bendras žurnalas, tuomet įvedami reikalingi pakeitimai, vėl spausdinama to paties laikotarpio bendrasis žurnalas ir abiejose ataskaitose informacija yra palyginama. Mūsų programoje yra specialus modulis VOŽ kopijos, kuriuose galima tas kopijas išsaugoti ir jas lyginti programoje. Pastebėjom, kad labai dažnai kelios VOŽ kopijos yra kuriamos tą pačią dieną. Todėl išsaugojimo laiką papildėme tikslių laikų. Anksčiau buvo tik tai data, dabar yra tikslus laikas tam, kad galima būtų turėti daug kopijų išsaugotų tą pačią dieną. Ir bendro operacijos žurnalo kopijų palyginimo lange, ten, kur yra lyginama informacija tarp kopijos ir tarp dabartinio bendro operacijos žurnalo informacijos, dabar matoma žymiai daugiau informacijos. Dabar čia pateikiamas ne tik palyginimo rezultatas, skirtumas, bet ir pirminės reikšmės. Tai yra operacijos korespondencijose esančios sumos kopijos darimo metu ir dabar. Be to čia atsirado dar nauji laukai, tokie kaip dokumento numeris, tai patogu surasti reikiamą dokumentą arba ir operacijos tipas dar matosi čia. Norėčiau savo pastebėjimus dėl bendrojo žurnalo kopijų administravimo. Kiek man teko analizuoti klientų duomenis, tai didžioji dalis jūs tiesiog to nedarote. Tai tiesiog priminimas ir prašymas buhalterių, pasidarykit laikas nuo laiko kopijas. Kai reikia ieškoti, kodėl pasikeitė jūsų duomenis, be šitos kopijos tai užtrunka žymiai ilgiau ir tai jums kainuoja brangiau. O turėdami ir su kuo sulyginti, jūs daug problemų išspręstumėte ir patys. Tai tiesiog
rasit nuorodą, kur tos kopijos yra daromas ir jas galima ir kiekvieną dieną daryti, ir kiekvieną dieną lyginti su esama situacija dabar jūsų duomenų. Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras mūsų programoje pateikiamos ataskaitoje, kuri taip ir vadinasi, dokumentų registras. Paprastai joje sukaupiama labai daug duomenų, nes surenkamos visos per tam tikrą laikotarpį įmonėje gautos arba išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Naujiena, kuri padės jums rasti reikiamą informaciją arba patogiau analizuoti čia pateiktus duomenis, tai nauja galimybė rūšiuoti ataskaitos duomenis. Rūšiuoti galima pagal datą, numerį, dokumento numerį arba operacijos numerį. Jeigu rūšiavimas nenurodytas, tai dokumentai yra surūšiuojami pagal operacijos datą automatiškai. Pelno ataskaitos forma nauja, siūloma jums, joje jinai paruošta tam, kad galima būtų išsamei analizuoti 12 mėnesių pelno informaciją. Jūs galite patogiai peržiūrėti vienų kalendorinių metų informaciją ir palyginti kiekvieno mėnesio duomenis atskirame stulpelyje. Ši ataskaitos forma sukurta programoje esančių įrankių, tai yra įrankis, kuriuo gali naudotis bet kuris vartotojas, tai yra ir jūs. Tiesiog yra paruošta forma, kurią jūs galite pakeisti laisvai, galite susikurti savo formas. Tai yra tiesiog jau paruošta forma, kurią galite naudoti savo darbe. Šita ataskaita yra tik pavyzdys, ką jūs galite pasidaryti patys Excelio pagalba ir iš programos tą Excelį užpildyti savo duomenimis. Šitą ataskaitą yra pasiekiama per balanso ataskaitas. Jūs įpratę matomai, kad balanso ataskaitos tai yra tos, kurios yra pildomos metų gale ir pateikiamos mokesčių inspekcijai. Tai mes norėjome parodyti, kad tai yra kartu ir įrankis, kur jūs Excelyje nusipaišę reikiamą formą ir nusirodę sąskaitas, kurių sąskaitų likučius norite surinkti, galima ir apyvartas rinkti, nebūtinai likučius, tuos duomenys surinksite būtent, kad ir tokią formą. Čia yra pateiktas pavyzdys, matosi buhalterinės sąskaitos, tos sąskaitos gali būti tiek suminės, tiek detalios, jas galima sudėti, galima iš suminės sąskaitos atimti detalę, galima Excelį įdėti suminės eilutės ar dauginti iš kažkokio koeficiento jums reikiamo. Tai šituo pavyzdžiu norėjom paskatinti jūs pradėti naudotis daugiau ir tom galimybėm, kurios yra visą laiką programoje nuo pat jos pradžios. Programa papildyta nauja ataskaita, tai ilgalaikio turto perkelimų žurnalas. Iš pavadinimo tikriausiai aišku, kad ataskaitoje pateikiamas nurodyto laikotarpio ilgalaikio turto perkelimų žurnalas. Perkelimai, priminsiu, tai yra veiksmai, kai ilgalaikis turtas perkeliamas į kitą vietą arba priskiriamas kitam asmeniui. Matosi, kas įvyko ir kada tai buvo. Na ir dar viena programos naujienų grupė, kuri skirta programos duomenų valdymui ir jų apsaugai. Programoje įvestų operacijų peržiūra ir analizė labai dažnai atliekama modulyje visos operacijos. Na ir labai patogi galimybė šiame modulyje yra pasižymėti keletą jums reikalingų operacijų ir joms atlikti tam tikrą veiksmą. Akceptuoti jas, audituoti, atlikti joms tam tikrą funkciją ir panašiai. Šis modulis dabar papildytas nauja galimybė, nauja funkcija operacijos generavimas į bendrąjį žurnalą. Tai reiškia, kad jūs galite pasirinkti keletą jums reikalingų operacijų ir tik jas perkelti į bendrąjį žurnalą. Tai anksčiau tekdavo kelti arba visas laukiančias savo eilės arba pavieniui. Sekanti naujiena susijusi su duomenų bazių tvarkymo procedūra. Yra tokia procedūra prekių likučių perskaičiavimas. Ji perskaičiuoja visų įmonės apskaitoje esančių prekių likučius, patikslina rezervuotus ir užsakytus jų kiekius. Ji
perskaičiuodavo visų prekės apskaitoje esančių prekių likučius. Dabar sukurta nauja procedūra, pasirinktų prekių likučių perskaičiavimas, kuri jums leis perskaičiuoti tik vienos arba kelių pasirinktų prekių likučius. Na, sutaupysit laiką ir tiksliai atliksite tik tą veiksmą, kurio norite. Sandėlių ribojimo galimybės, duomenų apsauga. Ir anksčiau mūsų programoje buvo galimybė apriboti sandėlio arba sandėlių naudojimą atskiriems vartojimams. Dabar ši galimybė yra išplėsta, tai yra galima ne tik uždrausti tam tikro sandėlio naudojimą, bet galima uždrausti išlaidavimą iš tam tikro sandėlio arba pajamavimą į tam tikrą sandėlį. Tai yra sukurta galimybė, tarkim, leisti vartotojui matyti informaciją ir parduoti iš jo, bet negalima pajamuoti. Arba galima tik matyti, bet negalima nei parduoti, nei pirkti. Tai yra galimi įvairūs variantai. Ši funkcija labiau aktuali turbūt turintiems ne vieną parduotuvę, kai parduotuvėse irgi yra arba į kasos aparatą užsiunčiami duomenys, arba tiesiog yra naudojama programa. Ir ankstesnė galimybė drausti dirbti su kitais sandėliais neleisdavo galimybės ir matyti kitų sandėlių likučių. O parduotuvėse tai yra labai aktualu, kai yra klausima, ar kitoj jūsų parduotuviai tokia prekė yra. Tai atidalinimas šitų teisių, kai mes dabar leidžiame sandėlį matyti, bet neleidžiame iš jo išlaiduoti, jis sprendžia irgi nemažai problemų. Tai nebūtinai gali būti parduotuvės, gali būti tie patys sandėliai, iš kurių vyksta išlaidavimas. Ir sandėlininkas nori matyti, ar kitam sandėly yra tokia prekė. Ir jeigu jam buvo draudžiama dirbti su kitu sandėliu, jis tuo pačiu metu ir nematydavo to sandėlio likučių. Programoje yra galimybė, bet kurioje lentelėje esančius duomenis atspausdinti, kopijuoti, eksportuoti į pasirinktą formato bylą. Excelio, TXT, DBF, XML ir taip toliau. Dažnai įmonių savininkams yra labai aktualu, kad programoje sukaupti duomenys nebūtų lengvai paimami ir naudojami programos vartotojų. Tarkim, kad iš darbo išeinantis pardavimų vadybininkas negalėtų lengvai nusikopijuoti ir išsinešti klientų sąrašo arba įmonės darbuotojų sąrašo ir panašiai. Todėl siekdami užtikrinti duomenų saugumą, sukūrėm galimybę riboti programos vartotojams leidžiamus veiksmus. Programoje jūsų ekrane matoma iliustracija tiesiog yra priminimas, kad kiekvienoje programos lentelėje esantys šie mygtukai, jų paspaudimas iškviečia funkcijas, kurios skirtos programos lentelių kopijavimui arba eksportui į kitus formatus, spausdinimui ir panašiai. O vartotojų teisių modulis papildytas naujomis teisėmis. Įvesdami draudimus jūs galite apriboti atskiriems vartotojams galimybę eksportuoti duomenis, juos kopijuoti, spausdinti tiesiai iš programos ir panašiai. Na, tai yra apsauga nuo nesąžiningų darbuotojų veiksmų ir jūsų duomenų saugumas. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad tikriausiai visiems akivaizdu, kad pats geriausias būdas susipažinti su naujienomis yra apie jas sužinojus, jas išbandyti. Todėl maloniai kviečiam susipažinti su mūsų programos nauja versija ir siūlom išbandyti demonstracinę versiją, jeigu turėsit tokį norą, registruokitės mūsų SRM sistemoje, įveskit užklausą ir mes sukursim jum galimybę išbandyti demonstracinę naujos programos versiją. Demonstracinė versija bus pas mus serveryje, nevežama klientams, tiesiog jūs gausite prisijungimą ir galėsite ten bandytis ir peržiūrėti tai, ką jūs šiandien matėte. Na, o tai, ką aš papasakojau, tai tikrai nėra visos naujienos, tai yra pagrindinės naujienos, kuriomis labiausiai norėjome pasidalinti, o išsame informaciją apie šias ir kitas mūsų programos naujienas jūs rasite čia nurodytų adresų Prototechnika LT Euroskaita naujienos ir labai norim pasidžiaugti, kad atnaujino mūsų
Euroskaitai skirtą puslapį. Dabar čia rasite informaciją išdėstytą gražiau, patogiau ir daugiau tos informacijos rasite. Tai ačiū, kad klausėte, ačiū už dėmesį.